Salon Polityczny. Renata Witman, dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj Markas Zingeris, znany litewski pisarz. Dzień dobry, labas rytas jums. Labas rytas. Jūs parašėt, prisipažinsiu, man palengvėjo, kai išvydau per televiziją 50 000 rusų, žygiavusių Maskvos vidurį su šūksmais karui ne. Ar jums nepasidarė baisu, kai 2 dienas vėliau, ar kitą dieną jau buvo 100 000 minia, kuri šūkavo, skandavo Rusija, Putin, Krym, Rusija, Putin, Krym? Rusija, Putin, Krym skandavimas 100 000 žmonių Maskvoje ir turbūt panašiai skanduoja vieną kitą žodį pakeitus rytų Ukrainoje. Šitaip nuteikti gyventojai, save laikantis etniniais rusais. Čia dar vienas apibūdinimas žmogaus, kuris mane šiek tiek gąsdina, kuomet žmonės pradeda skirstyti pagal etniką ir tuo pasinaudoja politiškai. Bet tai man priminė šūksmus visiems žinomus iš chrestomatinių dokumentinių kadrų Ein Führer, Ein Volk, Ein Vaterland arba kas nors Jum irgi tai priminė? Man priminė, nes lygiai tokios pat formuluotės trumpos ir lygiai tokia pat, nepasakyčiau kažkas tarp nacionalizmo ir šovinizmo. Ar išgąsdino jūs? Ar gali būti trečias pasaulinis karas? Ne, aš nekranksėsiu kaip Arnas, kad gali būti trečias pasaulinis karas. Aš tikiu, kad ir Maskvoje yra daug sveiko proto, yra bendrų interesų su vakarais, kurie nebus pamiršti. Taip, kad kova su terorizmu, sakysime, su karingu islamizmu, pagaliau ekonominiai interesai. Dabar ne 50 metai globalizacijos procesai vyksta ir neįmanoma uždara ekonomika ir vis tiek bus tokių balsų Rusijos prezidento aplinkoj, kurie kalbės priešingai negu jam kalbėtų. Įdomu, ar Putinas išgirs tos balsus? Nes kai Merkel sako, kad jisai yra nerealiame pasaulyje, kad jisai neprognozuojamas yra, ir daug kas tai pastebi, tai ko galima tikėtis? Beje, yra ir jo memoarai išleisti, kuriame jisai pažymi, kad jis turi tokį neadekvatų pavojaus jausmą. Mažesnį, jis tai priima kaip vertybę, reiškia. Jis nebijo pavojų, bet kartu tai ne visai adekvatu tikram pavojui, kuris gali būti. Tam įtakos gali turėti jo praeitis, mesgi žinom, kas jis buvo KGB. Jo praeitis tai yra matymas pasaulio juodai baltai, už Berlyno sienos, už geležinės uždangos. Tai yra karininkas. Kuris kovoja? Žvalgybos karininkas, kuris kovoja, jam turi būti taikinys, turi būti priešas. Prie priešo galima prieiti visokiam priemonėm, nebūtinai su pistoletu, bet vis tiek tai yra pasaulis juodai baltas. Jūs su manimu, Putinas ilgai ruošiasi Krymo aneksijai, šitai visai situacijai. Aš manau, kad ilgai ruošiasi. Aš manau, kad kaip ilgai? Brendo. Čia galima žiūrėti, kokios ištakos yra. Yra mintis ir yra veiksmai. Mintis ir mąstymas apie tai, aš manau, kilo dar iš Solženicino galbūt ir Dugino rašinių. Solženicino reiškia mintis, kad reikia apjungti, palikti kitus ramybėje, bet galbūt apjungti Baltarusiją, Ukrainą ir Rusiją. Solženicino beje atrodo įsiteikė valstybinę premiją, kai Solženicinas grįžo iš emigracijos ir taip pat labai jautriai reagavo Solženicino mirtį. Solženicinas stambus rašytojas, bet jis buvo vis dėlto labai konservatyvus rašytojas. Ir taip pat Duginas su jo Eurazijos teorija, kuri buvo Rusijoje ir po bolševikų, ne Rusijoje, bet rusų baltojoje emigracijoje populiari 2-3 dešimtmetį po bolševikų revoliucijos. Ir toks apsijungimas kažkoks monarchizmo, sovietizmo, didžiavalstybiškumo, kažkoks pravoslavija, samodržavėje narodnosti atgarsiai, tokios ideologijos paplitusios Nikolajaus II laikais prieš Pirmą pasaulinį karą, Jekaterinos ambicijos 18 amžiaus. Viskas čia susiplaka į vieną, ateina per rusų kultūros filosofų, slavienofiliškus, eurazietiškus, nežinau kaip jas pavadinti, rašinius, kurie matyt veikia Rusijos prezidentą. Ir tai sudaro motivaciją. Jūs girdėjote jo kalbą po to, kai jisai paskelbė apie aneksiją Krymo? Aš girdėjau. Kas jums įstrigo šitoje kalboje? Jinai buvo skirta vidaus
vartojimo ar vis tik išorėje labiau? Žinot, aš tos kalbos tiksliai negaliu prisiminti, nes informacijos labai daug, bet aš prisimenu, kaip jis buvo pristatytas, iškilmingos tos didelės salės, vieningi plojimai atsistojus, jo momentai apeliuojantis ir į etninius rusų jausmus, bet taip pat bandymas, matyt, papudruoti prieš vakarus kalbėjimą apie kažkokią legitimę tos aneksijos pusę, nepaminint, kad Rusija taip pat yra garantas, kaip ir Didžioji Britanija ir Amerika 94 metų Budapešto susitarimo, už kurį Ukraina atidavė savo brandolinius ginklus, o šitos šalys užtikrina sienų saugumą. Jo, tai yra pažįsta. Ar tai reiškia, kad jau dabar jokie tarptautinės niekas negarantuoja mums saugumo? Tai jokia sutartis tarptautinė? Jeigu pirmiausias argumentas tampa, sakysim, buvusių Tarybų sąjungos piliečių, ar tai rusakalbių, ar tai vadinamųjų tėvynainių, tai yra labai plati savo. Kas yra tėvynainiai, rusiškai sootečestveniki? Kas tai yra? Tai mes visi galime mus traktuoti visus, kaip kadaise buvusius tėvynainiais ir bet kokią progą, kurie atrodys Kremliui tinkama, ateiti mus gelbėti, net mūsų neatsiklausius, arba organizavus keletą televizijos šou. Kas yra daroma šiaip? Kas yra tikriausiai daroma, aš nežinau, galima rasti turbūt, kaip čia pasakius, naudingų idiotų, provokatorių, net nepasamdytų ir net negaunančių algos galima rasti visur, po to galima keletą jų pasamdyti, galima organizuoti šou, kokius tik tai nori. Idiotų, nacionalistų, ekstremistų irgi galima rasti visur ir iš tos musės padaryti dramblį ir pavaizduoti tai kaip pagrindinę motivaciją, kad reikia kažką apsaugoti. Pretekstą galima iš tikrųjų bet kada surasti. Kada tai patogu geopolitiškai, kada rodo strategai, kad tinkama jėgų persvara, tinkamas klimatas, tinkama padėtis. Ir neapsaugos mus tai, nes tai, kad esame NATO darimis? Aš manau, kad mūsų 3 Lietuvos kariuomenės orkestrai su vienu remontuojamu malūnsparniu ir dar kažko, kai trūksta net neperrašo. O 5 punktas sutarties? Tai 5 punktas. Dabar čia naudinga beje pakalbėti ir apie kitą pusę. Man atrodo, kad NATO ir ES ir Amerika gavo netikėtai spriktą į nosį. Iš žmogaus, su kurio ramiai gėrė arbatą ir kalbėjusi apie orą, aš nežinau apie ką, apie tai, kad reikia apsisaugoti. Eilinį kartą neįvertino tiesiog. Ir neįvertino tai, kad pukštas žmogus spriktą į nosį. Ir jiems tai netikėta, staiga reikia pasitelkti NATO, tą 5 ar 4, galintas ten punktą, jie net nebuvo tam psichologiškai pirmiausiai pasiruošę, kad toks pavojus gali iškilti. Punktas savo ramiai miegojo ir dabar tą punktą reikia pažadinti ir rimtai pradėti galvoti, man atrodo, tai vakarams didelis šokas. Yra siūloma uždrausti dalį rusiškos žiniasklaidos Lietuvoje. VSD turi žinių, kad šiuose leidiniuose platinama Kremliaus propaganda, taigi jei jau ne mes žinome apie tai, iš kur kyla grėsmės, reikia jas ir pašalinti, sako Seimo narys Kęstutis Masiulis. Reikia ar nereikia uždrausti? Ne. Kodėl? Aš prieš spaudos draudimą ir prieš naudojimą sovietinių metodų. Ir prieš naudojimą cenzūros metodų, bandant... To labiau, kad šiuolaikinių technologijų viską galime per internetą, jeigu kas norės. Tai paprasčiausiai jokinga. Ir dar gali būti kaip tik reklama. Per kompiuterį galima žiūrėti, ką nori. Matyti, ne visi turi kompiuterius. Galbūt pensininkai, galbūt demografinė gyventojų dalis, kurie yra vyresnio amžiaus, nesinaudoja kompiuteris ir iš jų tada atims. O tarp kitų, jie dar geriau žino rusų kalbą, ar jie yra atakojami labiau, nes jaunimo rusų kalbos žinojimas jau yra menkesnis ir jie netaip yra paveikti propagandos. Kiek politiškai sveria ir kiek reiškia tie marginaliniai sluoksniai, kurie skaito tos laikraščius, arba žiūri rusų televiziją. Ar buvo pirmiausiai tokie paskaičiavimai, kad tai veikia žymę visuomenės dalį, kad tai būtų bent jau... Mes tik žinom, kad televizija rusiškai yra populiari ir kad yra žiūrima. Tarp kitko, rusų televizija yra kartais profesionalesnė ir geresnė už lietuvišką ir įdomesnė. Ne kartais, dažniausiai turbūt. Taip, atlikėjai, viskas, ir temos, ir pokalbiai. Tačiau tuo pat metu... Tarp to ir propaganda yra. Taip, tuo pat metu šiurkščiai manipuliuojama. Ką moka Rusija, tą moka. Ką Rusija moka, jie moka manipuliuoti, bet jie moka ir padaryti gerą profesionalų renginį. Ar nesugriuvo pasaulio tvarka po to, kai Rusija nusprendė aneksuoti Krymo teritoriją? Kaip jūs vertinat? Aš manau, kad kilo pavojus stabilumui, pirmiausiai vadinamai posovietiniai erdvei,
Tačiau ir visas pasaulis turi apie tai susimastyti. Įvairios šalis turi teritorijų, kurias lengva bet kokiu pretekstu, reiškia, kokiu nors būdu gali pretenduoti kitos valstybės arba jos gali skelbtis autonomijas. Pakaks vieno precedento ir paskui. Bet kokio precedento gali. Beje, Rusija naudojasi vadinamojo Kosovo precedentu ir dažnai vartoja kaip argumentą, kodėl Kosovas galėjo, nekalbėdamas apie teisinę pusę. Nepamirškime, kad Kosovas buvo po krūvino ir genocidinio karo Jugoslavijoje. Amerikiečių įsiveržimas ir bombardavimas Belgrado buvo tiesioginis bandymas ir sėkmingas bandymas sustabdyti genocidą. Taip, kad mes maišom pelus su grūdais. Ar manot, kad Putinui patiktų šaltasis karas? Aš manau, kad šaltasis karas būtų jam įprasta aplinka. Ir todėl jisai pats jaustųsi saugiau šaltojo karo situacijoje, kuomet pasaulis yra padalintas į juodą ir baltą spalvą, negu kai pasaulyje daugybė spalvų ir reikia veikti labiau rafinuotai. Tai toks įspūdis, kad ES visas pasaulis turi surištas rankas, su šitom rankom dabar, kadangi politinės sankcijos, pavyzdžiui, ten draudimas dėl vizų, tik juoką kelia Rusijos oligarchams. Dėl ekonominių sankcijų ir vakar prezidentė Grybauskaitė sakė, kad reikia gerai pagalvoti, nes jeigu Rusijos žmonės jie yra pripratę sunkiam gyvenimui ir tie sunkumai gali dar labiau juos sutelkti su Rusija, su Putinu. Ir koks efektas bus? Čia yra toks, aš diletantas šitoje srityje, aš esu tik tai žmogus turintis vaizduotą ir sugeba mokantis rašyti. Tai nėra daug, bet tai pakankamai, kad aš galėčiau pamastyti. Jie pripratę prie sunkumų, mes nepripratę prie sunkumų. Prieš 20 metų mes nesugebėjom perorientuoti savo energijos šaltinių, kuomet buvo tokie pamastymai 90-metį, reiškia, kad reikia atsijungti nuo Rusijos resursų ir pereiti prie kitų resursų. Ten buvo mąstoma apie Arabų šalis, apie Emiratus, apie kažką, iš kur gauti naftą, tą, trečią, ketvirtą. Niekuomet ne vienas politikas neturėjo ryžto Lietuvoje privesti šitą dalyką lygi galo. Ir kas dabar gali atsitikti, jeigu užsuks vamzdžius Rusija, tai kentėsime ir mes nepripratę kentėti ir Rusija links čia savo šalininkus. Pasižiūrėkit, tarp panašiai mąstančių, žiūrėkit, ką Amerika jums padarė. Atpirkimo ožį visuomet galima surasti. Tai yra būtų juokinga, jeigu nebūtų dramatiška. Rusai pakels tas visas blokadas, kaip jas pakelia ir Iranas. Beje, taip, kad reikia imtis reikia matyti, galvoti, pirmiausia, nuraminti po komunistiniams šalims, čia turi būti atstovavimas vakarų karo pajėgų NATO, Jungtinių valstijų didesnis ir patikimesnis. Patarėjų ir specialistų Lietuvos kariuomenėje vakarų turi būti daugiau treniruoti, taip pat manau ir Lenkijos, taip pat manau ir nežinau, galbūt į pietus kur nors, kitoms pokomunistiniams šalims. Bet reikia galvoti apie bendrą pagrindą. Čia gana sunki situacija, nes iš tikrųjų ekonominės sankcijos gali neveikti politinės diplomatinės priemonės. Ką reiškia politinės diplomatinės priemonės? Kad Čiurkinas vienas pakėlė ranką tik tai saugumo taryboje, net Kinai beje susilaikė, nes jie taip pat bijo, kad nuo jų gali būti kokios nors teritorijos, kokios nors gali. Žiūrėkit, bet ir nereaguoti negalima, nes jeigu Rusija toks įspūdė, kad Rusija zonduoja, Putinas zonduoja tiesiog. Iki kiek dar galima jam bus veikti? Ir jeigu dabar nesureagos pasaulis, Europos Sąjunga, tai bus kiti žingsniai. Įspūdis toks, kad mes turime reikalą su žaidėju, kuris negerbė silpnų. Nes kai tik Ukraina susilpnėjo ir kartu atsirado joje jėgos, kurios žiūri negu į Maskvos, tos jos silpnumų buvo pasinaudota. Todėl mes turime reikalą su žaidėju, kuris negerbė silpnų, kuris žiūri iš esmės savo interesų, savo ekspansinių interesų, kuris vertina valstybingumą, kuris remiasi pavyzdžiais per buvusių Rusų imperijų. Atrodo, šitas iškyla dabar į paviršių. Tai yra labai pavojinga ir
Ir žaidžiam rusų ruletę dabar. Tokiu būdu mes visi netgi tikriausiai iš mūsų priversti galvoje žaisti rusų ruletę. Tai yra gana toksai, nemėgstantis rizikuoti, turi žaisti pati rizikingiausia pasaulio žaidimo rusų ruletę. Toks įspūdis, kad tarp rytų ir vakarų visai nėra supratimo. No common vision, kaip sako anglai. Kaip pasakė Džonas Kerry po 6 valandų pokalbio su Lavrovu. Tada aš ir pajutau pavojų, aš šitą apibendrinau, aš iš to padariau netgi tokį vaizdą ir metaforą. No common vision reiškia no common ground. Nėra bendro pagrindo, reiškia žiojasi praraja tarp rytų ir vakarų, kaip ir tas buvo šaltojo karo laikais. Kas tuomet vyko? Žinot, vieninteliai, kurie beje, čia yra toksai beveik anekdotinis atvejis, bet taip ir įvyko. Vieninteliai, kas nugalėjo Brežnevo laikais Tarybų sąjungą, buvo Tarybų sąjungos žydai. Kuomet jie remiant Amerikai, vis dėlto kovodami už savo teisę laisvai keliauti, išvažiuoti, kaip tada vadino, repatrijuoti į Izraelį, nors daugelis pasuko ir į Ameriką, jie sugebėjo priversti, nusileisti sovietų vadovybę. O dabar jau žydų beveik nebeliko, turbūt. Ne, aš nesakau, kad žydai tokie galingi. Tai buvo galima tik todėl, kad buvo stipri Amerikos parama ir buvo priimtas Amerikos kongrese, vadinamoji buvo priimta Jacksono Veniko pataisa, atimanti Tarybų sąjungai palankiausios prekybos statusą 70-metį. Tai politbiuras, kiek tenais nebūtų, tenais sklerotinė, protausena, archaiški dėdukai susirinkę, jiems vis dėlto buvo reikalinga valiuta, jiems buvo reikalingos, kad nuo jų prekių neimtų mokesčių, kurias parduoda, nes doleriai buvo reikalingi Tarybų sąjungai. Tokie faktoriai, ekonominiai faktoriai Tarybų sąjunga veikė. O dabar? Aš nežinau, ar jie veiks po komunistinė Žodžiu, Rusija. jūsų paskutinis klausimas, jūsų prognozijos, ar tas atitolinimas, ta praraja tarp rytų ir vakarų, ar toliau didės? Man atrodo, kurį laiką jį didės, kol neatsiras koks nors Einšteinas arba genijus tarp diplomatų, kuris sugebės surasti tokius bendrus gyvybinius interesus su vakarais Rusijos, kurie leistų nustatyti vėlgi kažkokias ribas. O yra aiškės, kandidatų kas tarp dabartinių politikų, jūs matot, yra tokių kandidatų į tokius Einšteinus, kas galėtų dabar tokią veidmenį suveikti tokį? Deja, ne, aš nematau, galvodamas apie dabartinius vadovus, Europos Sąjungos vadovus. Europos Sąjungoje tai vis dėlto, nors ir viduje nomenklatūriškai organizuotas kažkoks biurokratinis organizmas, bet jos užsienio veikla, taip toliau, man atrodo, palyginus diletantiška tokia kažkokia. Obama irgi per silpnas. Obama yra demokratas, nors ir Bušas, prisiminam, nieko nepadarė per Gruzijos karą. Gruzijai nepadėjo. Mums reikia tikėti vis dėlto, kad sveikas protas nugalės ir kad galime rasti. Ir dabar šiuo metu pasaulis pasimetęs ir ieškojimas to. Jo, Bušas tai šis buvo iš tų, kuris pasakė, kad kai pažiūrėjo giliai akis Putinui, tai pamatė sielą. Demokratiją. Ten buvo I saw his soul. Demokratnie, jo. Gerai, tai ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū Jums. Naszym gościem dzisiaj był Markas Zingeris, znany litewski pisarz.